15 metus iš eilės rengiamas atviras Lietuvos taekwondo čempionatas tapo didžiausiu ir masiškiausiu tarptautiniu renginiu Baltijos šalyse, į kurį susirinko stipriausi šio regiono sportininkai bei svečiai iš kitų šalių. Dar turbūt džiugina tai, kad labai glaudžiai pradėjome bendradarbiauti su Baltarusijos komandomis. Vien tik tai Baltarusija atvežė apie 80 žmonių. Mums labai yra džiugu, kad galime su jais pasivaržyti, pasikeisti patirtimi, matyti jų sportininkus. Lietuvos ambasada maloniai nustebino, kad kai kuriems sportininkams Baltarusijos įdėjo ilgametis vizas ir jie dabar atvažinės pas mus į sporto stovyklas, į bendrus seminarus, varžybas, bendrus renginius. Sportininkams nukeliauti iki finalų kai kuriuose svorio kategorijose buvo itin sunku, mat reikėjo atremti ne vieno varžovo atakas. Mūsų federacija yra įsteigusi prizą gausiausios kategorijos laimėtojui. Tai gausiausia kategorija buvo vaikų 9-11 metų kategorija iki 35 kg ir šioje kategorijoje varžėsi 32 sportininkai. Tai tiesiog Europos čempionate būna svorio kategorijoje mažiau dalyvių, kiek šitoje kategorijoje. Varžybos vyko visose amžiaus grupėse, o svorio kategorijose buvo naudojamos elektroninės kūno apsaugos. Jos oficialiai patvirtintos Pasaulio taekwondo federacijos ir jau buvo naudojamos Londono olimpinėse žaidynėse. Elektroninės kūno apsaugos pasiteisino, tuo neabejojo čempionato organizatorius. Dar mūsų federacija jau šį čempionatą naudojo dėžutės, kurios teisėjai spaudžia mygtukus, kad būtų užfiksuotas smūgis ranka arba spyris į galvą. Labai brangiosios yra, tiesiog mes negalėjom sau leisti įpirkti jų, šiais metais jau įsigijom. Pabaltyje taip nelabai tai yra naudojama ir iš tikrųjų tai visiems labai patiko ir jau dabar tas mūsų Lietuvos čempionatas atviras yra jau tokio lygio kaip europinio lygio ir čia nėra nieko blogiau negu kad darome Olandijoje ar Anglijoje ar dar kitur. Šiame olimpinėme sporte ištvermės reikia ne mažiau nei proto, prisipažįsta sportininkai. Kelias į šį sportą dažniausiai prasideda dar ankstyvoje vaikystėje. Tai man buvo 6 metai, beveik 7 ir čia kaip ir ne aš pasirinkau, tėvai parinko. Nes bandė kažkur kitur leisti, bet man ten nelabai patiko, tai kažkaip atvedė čia ir gavosi, kad visai man liko gerai. Tam, kad atrastum tai, kas tau tinka ir patinka, reikia laiko. Esu tenais ir boksą, manęs ir ušų ir galų gale sustojau prie taekwondo. Mane domino daugiausiai kovos menai su kojom, kadangi taekwondo yra pagrindas kojos, tai dėl to čia pasilikau. Sakoma, kad taekwondo kojų smūgiai yra tobuliausi iš visų pasaulio kovinių stilių, todėl pergalės kaina labai didelė. Reikia ir pastangų, ir motyvacijos, ir žiupsnelio sėkmės. Šiaip visai gal neblogai, aš kaip ir po pertraukos atėjau poros metų, gal 3. Man buvo tiesiog įdomu sudalyvauti, pažiūrėti, kaip pačiai gausis ir kaip toliau sektųsi sportuoti. Tai šiaip neblogai, paėmiau 2 vietą, galėjo aišku būti geriau, bet galėjo būti ir blogiau. Iš tikrųjų tikėjausi truputėlį geresnės kovos, bet tai nelabai pasisekė, kadangi atvažiavau, nespėjau apšilti, teko šitą ant Dajano sukovoti ir tiek. Įspūdingų kovų atvirame Lietuvos taekwondo čempionate tikrai netrūko. Tikrai yra už ką ir turbūt energingas kovos lėmė tai, kad visi buvo sočiai pavalgę picų, kurias atvežė submarinas, atsigėrė ekės graninės sulčių ir visi buvo patenkinti, o teisėjai, kad neužmygtų ir iš tikrųjų visą dieną sėdint prie pultų ir stebint kovas ir nuo to triukšmų yra labai smarkiai išvarginami, tai galėdavo atsigerti kavos, kurią davė Doro kavinutė. Susidomėjimas šią olimpinę sporto šaką nuolat auga. Jau nuo 5 metų vaikai gali susipažinti su šiuo kovos menu visoje Lietuvoje esančiuose taekwondo stiliaus sporto klubuose. Vasara itin tinkamas metas tai pradėti, mat kovinė dvasia persikėlė į vasaros stovyklas. Po ilgos pertraukos mūsų federacija organizuoja sporto stovyklą netoli Dubingių. Bus labai geros sporto treniruočių sąlygos, yra kelios dengtos salės, kai atvešim specialią dangą, kuri naudojama varžybose ir, sakykime, Lietuvos orai ten ar lietus ar saulė mums visiškai bus nebaisus, nes turėsim sporto sales, turėsim lauko aikštelės, ežeras. Ir pasakojimo apie atvirą Lietuvos taekwondo čempionatą pabaigoje norime pasidalyti džiugia žinia. Azerbaidžano sostinėje Baku pasibaigusiame Europos čempionate net 3 mūsų šalies kovotojai pateko į pajėgiausių sportininkų 10-tuką.